Nu, priėjom tokią pagaliau, kaip šiandien, gražesnė vietelė. Nes čia tokia sraunuma visur. Akmenynai gilių nėra, o čia tokia jau šiek tiek gilesnė. Nu, turim ir pirmą šiandienos žuvį. Gražu. Ką čia mes turim? Ogi turim gražų kiršlį. Iškabinkim. Labai puikiai. Apa, turiu. Lemba gražiai nuėjo. Kimbimą turiu, ir viskas. Yra. Ir ką čia mes turim? Tikrai ši čia ne ta žuvis, kuri prieš tai kibo, bet... Nu, bet netuščiom. Turim kiršliuką. Aišku, prieš tai verpstė ir pati žuvis buvo tikrai kitokia. Bet aišku, ir kiršliukas yra gerai. Netgi va, labai gerai. Kai ataka, ar ne? Lemba ataka buvo. Apa, yra. Gražu. Šūdas. Nu ką, turim dar vieną kiršliuką, trečią šiandien. Nors didžiosios žuvys pabėgo, bet va. Štai ir mūsų šiandienos pirmas upėtakiukas. Bet jau visai nedidukas. Visai jau susišnapinti. Ogi. Apa, upėtakiuką. Ai, gražus. Nu, smagu šį kartą. Jau didesnis upėtakiukas. Ai, smagu, na. Taip. Prieš tai toks visai nedidelis, dabar jau toks didesnis šiek tiek. Nedaug didesnis, bet... Iškabinam kabinuką. Nu. Opa. Pasirodyk ir keliauk. Nu va, kokios gražios margos spalvos, ane? Taip. Opa. Turim dar vieną upėtakį, matau. Nu ką, į vakarą. Opa. Nu ne tokie dideli, bet va. Gražus upėtakiai pareina. Jeigu dienos metu taip kiršlius gaudėm, tai va, į vakarą ir upėtakiai.